Mauzeriui, sakykit, ką norit, bet Ukrainos nacionalistai obnaglėjo absoliučiai visiškai. A jūs čia taip jaudinatės, kad nebus komunistų radoj? Prašau? Nu. Komunistai, aišku, blogai, tamsi, kad jų nebus. Bet blogiausia yra tai, kad jie, Ukrainos šitie banderovcai, uždraudė Josifui Kobzonui, kultūros šviesuliui, atvykti į Ukrainą. Kobzonui, kuris yra estrados artistas, pas kurį perukas yra taip prisabačintas ant galvos su duchovnomis krepkami. Ir jis negalės aplankyti savo tėvynės. Tai Donecko srity jam paminklas pastatytas, tai gal tiek užtenka? Pastatytas paminklas. Tas paminklas seniai uždažytas Ukrainos vėliavos spalvom. Tai čia yra estrados gurų išniekinimas jam gyvam esant. Ten mieste, kur jo palaidota vikšrelė, tokie dalykai vyksta. Kokia dar vikšrelė? Nu, jo bambagyslė palaidota tenai kažkur tais prie Donecko ar kur tais. Įeini į kapinės, reiškia, per vidurį stovi tas žvaigždė su dujom, kur eina negyvai šitam nežinomam kareiviui kapas, ne? Ir truputį dešiniau eini, ten yra kapas su bambagyslė Kobzono. Ir dabar gerbiamas Josifas Kobzonas negalės atvažiuoti tenai, nueiti savo kapinės ir savo bambagyslės kapo prie jo pridėti gėlių. Čia yra net suvokiama. Nu, bet žiūrėkit, gerbiamasis, jūsų mylimo Kobzono neįleidžia į Ameriką, neįleidžia į Latviją. Galimai gali būti, kad neįleistų ir į Lietuvą. Amerika, Latvija ir Lietuva nėra Kobzono gimtinė. Supraskit šitą dalyką. Tai kaip dabar estrados guru aplankyti savo vikšrelės kapą, tai kam dabar iškėsi lysti į baltą fūrą su kostiumu, pasislėpti po miltų maišu ir tik tai nuvažiuoti į tenais. O kaip grįžti? Atgal? Su tom pačiom fūrom sugrūs 200? Kokią kultūrą, tokia ir fūra. Aš aplamai esu pasipiktinęs ir nesuprantu Izraelio politikos. Tautiečio Kobzono neįleidžia į tėvišką ir Izraelas stylį. Tai čia yra čistoj vodi antisemitizmas. Putino draugai nesikotiruoja visame pasaulyje. Tai kodėl Putiną visur įleidžia, Kobzono neįleidžia? Atsakykite, prašau. Ne. Ne, tai ne.